Gegužės 19. Bet mes stiprieji privalome nešti silpnųjų silpnybės ir ne savo įtikti. Laiškas Romiečiams 15 skyrius 1 eilutė. Jokių būdų neturime atsisakyti ir atsitraukti nuo principų, tačiau dažnai į savo asmeninės laisvės ir teisės galime nekreipti dėmesio, jei tai atneš gėrį kitiems ir patiks Dievui. Apaštalas Paulius buvo pasiruošęs ginti principus bet kokia kaina. Laiškas Galatams 2 skyrius 5-11 eilutės. Tačiau atsisakime savo laikinų teisių ir privilegijų bei laisvių Kristaus ir bažnyčios naudai. Be abejonės jis yra kitas po mūsų viešpaties Jėzaus, puikus pavyzdys visai bažnyčiai. Tie, kurie yra silpni, tai mažiau ar daugiau deda savo naštas ant kitų, o tie, kurie stiprus, visai tinkama, kad gali duoti palengvinimą silpniems, kurie yra per daug apsunkinti, net jei tai nebūtų malonu jų žmogiškajai prigimčiai. Toks yra Kristaus įstatymas mums, nes taip kaip jis nepataikavo savo pačiam, bet nešė ir pakentė kitų sunkumus, taip ir mes turime nešti, pakęsti mūsų brolių silpnumus. Klausimai: ar šią savaitę padėjau silpniesiems? Kaip, kodėl, kokios buvo pasekmės? Bet mes stiprieji privalome nešti silpnųjų silpnybės ir ne savo įtikti. Laiškas Romiečiams 15 skyrius 1 eilutė.